šiandien vasario 22 dieną vesiu laiko valdovės žaidimą. Ir į savo žaidimą kviečiu tuos, kurie nori išsiaiškinti galų gale, laikas juos ar jie savo laiką valdo. Nes yra tam tikri principai, kurie žmogui leidžia turėti daug visko, bet jei tai atitinka jo tempą, viskas gaunasi, jaučiasi gyvenimo pulsas, jaučiasi balansas ir laiką gali žmogus skirti įvairiems dalykams, neprarasti be reikalo energijos ir pažiūrėjęs atgal savaitę, metus, įsivertinti, kad tikrai buvo gražių dalykų padaryta, o entuziazmas ir energija tik auga. Tai vat laiko valdovėje mes ridensim kauliuką ir išsiaiškinsim šitos pamatinius dalykus. Na, o festivaliuose transformaciniuose lankausi turbūt kokie jau 4 metai. Pirmus 2 metus tyrinėjau šitą fenomeną, nes buvo labai įdomu, smalsu sužinoti ir buvo labai didžiulė nuostaba, kad egzistuoja daugiau negu 2 man tuo metu žinomi žaidimai transformaciniai. Ir pinigų srautas, Lila žaidimas pasirodo nėra vieninteliai, kurio žaidžia lietuviai Lietuvoje. Ir būtent transformaciniai festivaliai atvėrė akis, kad galima šį įrankį panaudoti savo kompetencijoms, savo žinioms, sudėlioti į stalo žaidimą. Tai dėkinga savo mentoriai, Jurgitai Čiplytei, dėkinga transformaciniam festivaliams, kuriuose sutinku savus, kuriems patinka smalsiai žengti per gyvenimą ir išbandyti naujus dalykus.